Sveiki, mėly klajūnai. Šiandien per Lietuvos istorijos puslapius pakeliausime truputį kitaip. Tai yra tiesioginė prasme per puslapius. Jeigu galvojate, kad bus labai nuobodu, tai tikrai ne, bus labai įdomu ir netgi labai keista. Tiesą sakant, turėsime progą truputį pabūti kaip ir alternatyvioje realybėje, arba kaip sakoma, multivisatoje. O kodėl tokia mintis šovė į galvą? Tiesiog ir patys gal esate pastebėję, kad įvairaus amžiaus žmonės kažkaip skirtingai žiūri Lietuvos istoriją. Logiškai pagalvojus, neslėpkime, dauguma mūsų baigė mokyklą, retai savo norų pasiemam kokią rimtą istorinę knygą pasiskaityti prieš miegą savo malonumui. Todėl, kas išmokta mokyklai, tikriausiai daugiausiai ir lieka visam gyvenimui ir per tą prizmę žiūrima. Taigi pagalvojau, paimsiu aš senesnės knygas Tarybų sąjungos laikų ir pažiūrėsiu TSRS vadovėliai, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir apskritai Lietuvos istorija aprašo. Galbūt tai labiau padės suvokti, kaip žmonės orientuojasi turėdami tokią informaciją. Ir pasirodo, užduotis buvo kur kas sudėtingesnė nei tikėjausi iš pradžių. Galvojau, tiesiog pavartai bet kokį paimtą vadovėlį, kiekgi ta Lietuva Tarybų sąjungoje 50 metų buvo, maždaug tikriausiai pagal vieną kurpalį ten įrašė, kaip sakant, Mir družba festivalį, Tarybų sąjungos tautas bendrai kovoje už komunizmą visais laikais, prieš ponus, prieš kryžiuočius, prieš mongolus, prieš osmanus, ten neįsivaizduoju ką. Bet iš tikro viskas buvo labai spalvinga. Vėlgi, pabandykime pradžiai padaryti tokį nedidelį mintyse testą. Kaip įsivaizduojate, per kokią prizmę Didžioji Tarybų sąjunga mažosios lietuvėlės istoriją pateikdavo? Galimi variantai. Tai buvo didelė tautų draugystė ir bendra kova. Antras variantas, lietuviai buvo labai negeri, skriaudė Didžiąją Rusiją, ypač kai susidėjo su Lenkais. Dar vienas variantas, Lietuvos istorija iš viso ignoruojama ir neminima. Tai kurį variantą pasirinkote? Tiesą sakant, kurį be pasirinksite, visi teisingi. Visos versijos atsispindi TSRS mokykliniuose vadovėliuose. Ir tai yra išties labai keista ir sunkiai paaiškinama, nes jeigu jau istoriją rašo nugalėtojai, tai logiška, kad pagal vieną jau tokią partinę liniją visi vadovėliai ir turėtų būti rašomi. Tačiau kaip paaiškinti, kad tos pačios Tarybų sąjungos skirtingais dešimtmečiais ir netgi skirtingų klasių moksleiviam kitokia istorija buvo dėstoma? Čia yra kažkokia slapta logika ar slaptas planas? Bet verčiau negaišinsiu jūsų brangaus laiko ir pereisiu prie konkrečių pavyzdžių. Man pavyko gauti 4 TSRS mokyklinius vadovėlius skirtingų laikotarpių ir skirtingų klasių. Įdomus dalykas, kad tais laikais vis tiek tai buvo bendra metodika visai Tarybų sąjungai, visom, pavadinkim, kabutėse broliškom respublikom, anometiniam, ir tai, ką apie TSRS visą istoriją skaitė Lietuvos moksleivis, tą patį skaitė Baltarusijos, Kirgizijos, Uzbekijos moksleiviai, ir ką rašė apie Lietuvą, tą patį skaitė ir jie. Taigi užsikaiskite arbatos, įsitaisykite patogiai ir pradedam atidarinėti paslapčių skrinelę. Jeigu turėtumėte laiko išplauti tautos atmintį ir turėtumėt pakankamai daug laiko, nuo ko pradėtumėte? Tikriausiai nuo jaunosios kartos. Mokyklos pirmų suolų pradėjo kalti savo idėjas ir užaugęs galbūt turėsi gerus komunistinius karius kabutėse. Todėl pirmiausia ir atsiverskime knygą skirtą patiem mažiausiam, tai 1960 metų TSRS istorija, chruščiovmečio jau laikų, ir jis skirta 4 klasiai, kas dabar atitiktų 5. Pažiūrėkim, ką čia apie tautų draugystę rašo mūsų. Ir, stebuklė, 150 puslapių knygoje
lietuviai yra paminėti kaip tauta vieną kartą, o Lietuva 2 kartus. Ir čia jau pačiam net smalsu pasidaro, kaip įmanoma parašyti TSRS, kas bendraja prasme, galima sakyti, Rusijos istorija, be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, gali žiūrėti ją kaip į priešą, kurį suvalgiai, gali žiūrėti draugą, kuris tau atskirais laikotarpiais padėjo, bet neįmanoma parašyti istoriją jos nepaminint, bet čia kažkaip sugebėjo autoriai komunistiniai. Pabandykim pasinagrinėti, kokiame kontekste paminėti tie keli kartai lietuvių. Ir tiesą sakant, alternatyvioji visatą įtraukia nuo pirmųjų sakinių. Patys pasižiūrėkite, cituoju pradžią. Rusai, ukrainiečiai ir baltarusiai tikri broliai. Visi jų protėviai yra rytiniai slavai, gyvenę rytų Europai, o žemės tęsiasi nuo Juodosios iki Baltijos jūros. Kągi, smagu, mums vietos jau nėra. Bet kas toliau? Gyveno jie gentimis, o gentis turėjo vadus, kurie buvo vadinami kunigaikščiais. Na ir kai kunigaikščiai sustiprėjo, rytinių slavo gentis susijungė ir susikūrė jų valstybė, kuri buvo vadinama Ruse, numatyt Kievo Ruse. Tiesiog susikūrė senoji rusų valstybė, kuri buvo didžiausia ir galingiausia to meto valstybė. O kaip Normanų teorija? O kaip pirmieji kunigaikščiai ir Jūrikai visi, Olegai, o kaip Vladimiras ir jo krikštas. Kam to reikia? Nereikia. Na ir jie taip kelis šimtus metų labai fainiai ir draugiškai gyvena, stato miestus, aria žemę, tačiau kunigaikštukai tarpusai vaidės ir ta Kievo Rusė, kaip sakant, subyra. Ir tada ateina mongolai totoriai rašo. Nesuskaitomos mongolų totorių gaujos. Jie drąsūs kaip liūtai, gudrus kaip lapės, plėšrūs kaip vilkai ir karingi kaip gaidžiai. Taip ir rašo. O toliau dar įdomiau. Cituoju. Nusiaubę rusų žemę, mongolai totoriai patraukė į vakarų Europą. Tačiau kovodami su Ruse neteko daug savo kariuomenės, matai. Ir kitų valstybių nukariauti jie jau nebepajėgė. Taip rusų tauta padėjo vakarų Europai išvengti baisaus nuniokojimo. O, kas pasirodo išgelbė Europą, žinokite. Tikriausiai pagalvosite, kad laikas į sceną ir lietuvėm įjoti. Kadangi dėl mongolų totorų daug kunigaikštyšių Rusios prisišlėjo prie bekylančios LDK. Bet ne, turi, kaip sakoma, jie ten kitų problemų. Pirmiausia, atplaukė švedai. Ir Aleksandras Nevskis 1240 metais Nevos mūšė sumuša to švedus ir gauna savo vardą Nevskis. Aišku, nerašoma, kad tas buvo tiesiog nedidelis pasienio susirėmimas ir tikriausiai išvis nebuvo tokio. Tiesiog čia Petro Didžiojo laikų pasakaitė, kad kai kovojo su Švedija, kai reikėjo įrodyti, kodėl čia nori Pabaltijo žemės užgrobti rusai. Bet, sakykim, gerai, sumušė švedus, nors ir mongolai juos nukariavę. Toliau, vokiečių riterių įsibrovimas toliau. Taigi, atplaukė toliau vokiečių riteriai. Dabar tikrai jau mūsų laikas į areną. Nes rašo, kad pradėjo niokot Baltijos jūros pakrantės. Matyt prūsus ir lietuvius, ir latvių protėvius. Ne, aišku ne. Jie pikti vokiečiai užgrobė rusų miestą Pskovą ir grasina Novgorodui. Ir kas tuos piktus kryžiuočius kalavijiečius sustabdo? Aišku, tas pats Aleksandras Nevskis 1242 metų pavasarį ant Čiūdo ežero ledo. Taip sakoma, kad ant ledo. Ir žiūrėkit, kaip gražiai aprašo. Užvyrė įnirtingas mūšis. Žvangėjo kalavijai, skydus ir geležinių šarvus trinksėjo kovos kirviai, ant ledo slidinėjo ir klūpo žirgai. Pagaliau riteriai leidosi bėgti, o rusai vijo juos į tas vietas, kur buvo plonas ledas. Riteriai ėmė skęsti, apsikaustė geležimi, jie iš karto grimzdo į dugną. Ir rusai pasiekė pilnutinę pergalę. Mūšį ant Čiūdo ežero liaudis praminė ledo mūšiu. Ir tada pirmą kartą paminim ir lietuviai pasirodo, čia jie mus išgelbė. Skaitau, cituoju toliau. Pergalė prieš riterius sulaikė grobikų puolimą ir išgelbėjo nuo jų rusų žemės.
Pabaltijo tautoms taip pat pasidarė lengviau kovoti prieš pavergėjus vokiečius. Tai pasirodo dar ir kažkokios Pabaltijo tautas. Ir tie žodžiai Pabaltijo yra išnaša, pirma išnaša, ir tu skaitai mažytėm raidelėm apačioj. Pabaltijis, tai žemės prieinančios prie Baltijos jūros. Pabaltyje gyvena lietuviai, latviai ir estai. Čia bus vienintelė vieta visoje knygoje, kur sutiksime žodį lietuviai. Na štai pasirodo, koks šaunuolis buvo tas Aleksandras Nevskis, ir aišku, kam čia minėti, kaip jis ten bučiuodavo Hanui kanopą, kaip išmušinėjo savo giminaičius ir kad tos pačios ledo kautynės yra mažos, mikroskopinės, palyginus su masteliais lietuvių kovų su kryžiuočiais. Tenai nuo kelių iki 10 kartų yra mažesnis mūšis už didžiausius lietuvių mūšius. O toliau vadovėlio autoriai mums papasakoja tiesiog fantastišką istoriją, kaip iškilo toks miestas kaip Maskva. Pasirodo, Maskvai patruputį augant, ją iš kitų pusių dengia kitos kunigaikštystės ir mongolai rečiau jos prilupdavo, taigi jos kunigaikščiai darėsi turtingiausi Rusioje, o Maskvos kunigaikštį Ivaną liaudis praminė kalytą, tai yra pinigų maišo. Na ir iš kur jis tiek pinigų gavo? Skaitom toliau. Čia net nebando slėpti, taip ir aš. Kalyta surinkdavo didesnę duoklę, negu reikalaudavo nukariautojai, o perteklių pasilikdavo savo. Taigi didžioji Maskvos kunigaikštystė taip dar sparčiau turtėjo, jos sienos plėtėsi, o Maskvos kunigaikščiai pirko žemę iš kitų kunigaikščių, o iš kai kurių atimdavo jėgą. Taip juodo ant balto ir surašyta, kad Maskvos kunigaikščiai buvo tiesiog sukčiai, korupcionieriai ir, kaip sakoma, banditai. Toliau autoriai šoka gerą 100 metų į priekį, persikelia iš karto į Kulikovo mūšį. Na, priminsiu, tai 1380 metai toks Dimitrijus bando sulupti mongolus ir jam lyg ir pasiseka. Kaip gražiai rašo, ištvermingai kovėsi rusai jau jiem. Bet mongolų totorių buvo daugiau, jie ėmė stumti rusus prie upės, jau pasigirdo priešo pergalės šauksmai. Tačiau tuo metu iš miško išėjo paslėptasis pulkas, rusų kariai su naujomis jėgomis puolė į mūšį ir mongolai totoriai neišlaikė. Jų eilėse kilo panika ir pats Mamajus paliko savo kariuomenę ir pabėgo. Atrodo labai gražu. Tačiau, kaip sakoma, atiduokime garbę ir autoriam, nes sekančiame sakinyje nepaslėpė vieno fakto ir pasakė. Tačiau nusimesti nekenčiamą jūgą vis dėlto nepavyko. Jau po 2 metų mongolai įsiveržė į Maskvą ir sudegino ją. Va tau ir svarbus mūšis. Pergalė pasidžiaugė 2 metus. Toliau autoriai mus nusviedžia, tai iš karto dar 100 metų į priekį, kam ten visokie LDK, Vytautai, Žalgirio mūšiai, aišku, čia nieko nereikia, iš karto TSRS istorijai čia nieko nereikia. Taigi 1480 metus rašo, kad labai sustiprėjo Maskvos kunigaikštystė ir kartą didysis kunigaikštis Ivanas III išplėšė iš Hano pasiuntinių raštą, metė žemėn ir ėmė trypti koją. Ir pasakė, eik pas Haną ir papasako, ką mes padarėm, ir jam bus tas pats, jeigu nepaliks mūsų ramybėj. Na ir nustoja mokėti duoklę, ir baigėsi jungas, va tai baigėsi. Ne karą kokį, kas laimėjo, pralaimėjo. Tiesiog sugalvojo ir baigėsi. O dabar dėmesio iškilmingos fanfaros, tuoj dar kartelį pasirodys Lietuva. Taigi, nuvertus mongolų totorių jungą, galutinai susiformavo didelė ir galinga Rusijos valstybė. Kartu su rusais į ją įsijungė, ir pradeda vardyti mariai, mordviai, karelai, kitos tautos. Ir dėmesio, tik tai pietinė Rusija, Ukraina ir vakarinė, tai yra Baltoji Rusija, tebe buvo atplėštos nuo kitų rusų žemių. Jas užgrobė, dėmesio, Lietuva ir Lenkija. Taškas. O dabar, manau, pats laikas padaryti nedidelę minutės pertraukėlę. Na įsivaizduokite, TSRS istorija. Ja skaito kažkur tie patys ir mordviai. Ir ką jie ten skaito?
kad Maskvos kunigaikštystė, ohoho, kokia kieta, suvienijo visas rusų kitas kunigaikštystės, jau sumušti ir vokiečiai, sumušti švedai, išvyti mongolai, kad čia kažkokia nereali valstybė. Ir staiga vienam sakiniai, kad pasirodo Baltarusija ir Ukraina, kažkokia Lietuva nuknyso, iš kur jie atsirado, ką jį veikia, kas po to bus, kam įdomu. O toliau į istorijos areną įjoja pats Ivanas Rūstusis. Na, tikriausiai dabar tai bus ir apie Livonijos karą, ir apie konfliktus su LDK, ir apie abiejų tautos respublikos susidarimą, ir su švedais karus. Ne, tiesiog užtenka pasakyti, kad ant Ivano IV praminto Ruščiuoju galvos buvo iškilmingai uždėtas caro vainikas karūna. Rusijos valstybėje įsigalėjo vienvaldystė. Caras turėjo didelę kariuomenę ir nužudė kai kuriuos nepaklusnius bajarinus. Taškas. Čia jau matyti ir autoriai kažkaip pakrapštė galvą, kad kažkaip nuobodoka ta istorija gaunasi ir kad būtų įdomiau įveda naują labai piktą, labai baisą priešą – Lenkus. Lietuviai jau staiga kažkaip stebuklingai išgaruoja ir dabar jau sužino moksleiviai skaitydami, kad pietinė Rusija, kuri buvo Ukraina, ir vakarinė Rusija arba Baltarusija užgrobė Lenkų dvarininkai. Kur tie lietuviai? Niekam nebeįdomu. Taip pat tie pikti Lenkai svajojo užvaldyti ir turtingas rusų žemės ir užpuolė Rusijos valstybę ir grobikam pavyko užimti net pačią Maskvą. Jaunasis skaitytojas be abejo privalo susirūpinti tokią neteisybę ir laukti teisingo atlygio už grobiką. Ir ilgai laukti nereikia, skaitom toliau. Liaudis pati ėmė kilti į kovą su priešu, valstiečiai ėjo į miškus ir telkėsi į partizanų būrius. Ir čia aprašomas kažkoks senelis Susanas, kur ten pusė Lenkų kariuomenės pražudė miške sušaldęs. Gerai, toliau žiūrim. Iš Maskvos slapta nuo Lenkų. Po visą šalį buvo išsiuntinėti laiškai, juose rusai raginami vienytis. O ką vienytis, tai buvo vieninga jau valstybė, sakė prie Ivanų. Gerai, ir eiti rusų žemės vaduoti. Gerai. Vienas toks laiškas atėjo į Nižnį Novgorodo miestą, kuris dabar vadinasi Gorkis. Dabar tai tikriausiai vėl Novgorodas, čia taip tiesiog parašyta. Taip, jo gyventojai susirinko ir ką jie čia darė. Žmonės atidavė viską, ką turėjo brangiausio. Vieni nešė kailinius ar sidabrinius indus, kiti movėsi nuo pirštų žiedus, net turtingieji nešė paskutinės kapeikas. Ir iš to buvo samdoma kariuomenė. Graži pasakaitė, aišku, ypač kai originaliuose metraščiuose ten tiek dar pripilstyta. Ten rašo, kad žmonas pardavė į vergiją, kad galėtų nusamdyti kariuomenę ir vargšę Maskvą vaduoti. Ir 1612 metų rudenį šita marga kompanija pasiekė Maskvą. Ir, cituoju, apsupo Kremliuje pasislėpusius priešus, užvyrė smarkios kautynės ir pagaliau Kremlius buvo išvaduotas, priešai pasidavė. Kaip džiaugsmingai viskas baigėsi, tiesiog po to nerašo, kad išrinko pirmąjį carą Romanovą Michailą, kuris ir sėdėjo tame Kremliuje su Lenkais. Bet mažiesiems skaitytojams to žinoti geriau nereikia. Taigi Lenkai jau išvaryti, tačiau verčiame kitą puslapį ir nustembame, kad kažkaip autoriai nenori tų vargšų Lenkų palikti ramybei ir toliau apie juos rašo. Ir rašo daugiau negu apie kelius šimtus metų tas totorių junga trūkusi. Pasirodo, tie Lenkai labai negeri, tiesiog velniai kažkokie. Paskaitykime. Lenkų dvarininkam nepavyko pavergti Rusijos, bet jie toliau valdė Ukrainą ir Baltarusiją. Grobikai, pasirodo, grobikai iš kažko užgrobė. Grobikai engė darbo liaudį. Jie atiminėjo iš valstiečių žemę ir gyvulius. O tai kas dirbo? Patys dirbo, jeigu iš valstiečių atiminėjo. Uždarinėjo mokyklas. Į tokias buvo, gerai. Naikino gimtąją kalbą parašytas knygas. Lenkų dvarininkai norėjo, kad ukrainiečiai ir baltarusiai pamirštų savo kalbą ir atsisakytų tėvynės. Visas valstiečių turtas ir gyvybė buvo Lenkų dvarininko valioje. Taip, čia baudžiava kaip yra prašoma. Bet toj pačioj cariniai Rusijai baudžiava buvo ne ką lengvesnė. Ir taip toliau, ten daug rašo, kokie negeri tie Lenkai. Ir kyla klausimas,
ko jie ant tų Lenkų taip užsėdo? Ir iškart ir suprantame, kodėl. Ogi tam, kad pateisinti, kaip Ukraina iš jų atims. Tiesiog pacituosiu. 1654 metų sausio 8 dieną Perejaslavo mieste Bogdanas Chmelnickis, čia atamanas toks sukilęs ukrainiečių, sušaukė liaudės susirinkimą Radą. Čia suėjo ir kazokai, ir valstiečiai, ir amatininkai, ir varguomenė pasirodo, suvažiavo visos ukrainiečių žemės atstovai. Į aikštę išeina pats Bogdanas Chmelnickis ir su juo buvę Maskvos pasiuntiniai. Ar norite pasiduoti Lenkų dvarininkams, ar susijungti su broliška rusų tauta, klausė Chmelnickis. Norime būti kartu su rusais, pasigirsta iš visų pusių. Ir Rada nutarė, ukrainiečių tauta bus per amžius su rusais kartu. Taigi dvi didelės broliškos tautos taip susijungia į vieną valstybę. Na va, kaip gražu. Dar nedidelė citatėlė. Ukrainos susijungimas su Rusija buvo naudingas ir svarbus abiem broliškom tautom. Susijungus joms buvo lengviau kovoti prieš bendrus priešus, lengviau tvarkyti ūkį. Metai po metų jų draugystė tik stiprėjo. Aišku, apie tai, kad jau Chmelnickio to pačio sūnus, paragavęs rytų rojaus, atsižegnojo nuo šitos Rados nutarimų ir bandė kazokai grįžti į Lenkų globą. Aišku, apie tai nieks nekalba ir visokiem Takeriam Carsonam tokių dokumentų nerodo. Bet pamoka yra viena. Vieną kartą įklimsi su šituo kaimynu, amen. 100 metų linksniuos visus kitus faktus atmesdami, kiek ten bebūtų sukilimo ar kovų. Ir kad moksleiviai neužsnūstų, autoriai įveda į istorijos areną dar vieną naują priešą. Matyt, jau dabar tai lietuviai bus, pagalvosite, jūs čia LDK, bent jau padalinimų visa istorija bus. Ne, lietuviai ignoruojami toliau. Šį kartą jau priešas tampa pats caras. Atrodytų, ką tik skaitėme, kokie blogiečiai tie mongolai ir lenkai, o dabar viskas, opa, ir apsivertė atvirkščiai, pasirodo caras ir japonai dar piktesni. Antai viena dvarininkė liepė jos akivaizdoje išplakti virėją. Valgo dvarininkė skanę sriubą, o priešais ją ant suolo plakama moteris. Už ką? Gal bloga sriuba? Ne, dvarininkiai tiesiog patinka žeminti žmonės, jausti savo valdžią. Nu kaipgi tu mylėsi tokią aristokratiją? Tikra netvarka, todėl logiška, kad liaudyje kyla daug masinių sukilimų. Ir du iš jų, Stepano Razino 17 amžiaus ir Pugačiovo 18 amžiaus, autoriai su pasimėgavimu aprašo, apipildami vargšus pradinukus tikra smurto orgijos banga. Taip, čia apie Strachanės dabar užėmimą. Varguomenė prisijungė prie Razino ir naikino savo engėjus. Išsigandęs vaivada, tvirtovės ir miesto viršininkas pasislėpė varpinėje, tačiau sukilėliai surado jį ir išmetė iš varpinės. Taip pat jie išžudė visus kitus caro tarnus. Paprastiem ir pavergtiem žmonėm drąsusis atamanas taip kalbėjo: aš einu pas turtinguosius ir kilminguosius, dabar keršykite jiems savo kankintojam. Caras ir dvarininkai žiauriai nubaudė sukilimo dalyvius. Vienus jų mirtinai užplakė rimbais, kitiem nukirto galvas, trečius pakorė. Nu čia kaip komiksas geras gaunas. Na, Pugačiovas surinko labai irgi margą kampaniją. Čia va taip yra įsakoma, į kovą pakilo ne tik rusų valstiečiai, bet ir baškyrai, totoriai, mariai, čiuvašai ir taip toliau ir taip toliau. Nu, baigėsi kaip visada. Pugačiovas buvo sučiuptas, sukaustytas grandinėmis ir geležinėme narve nuvežtas į Maskvą. Na ir autoriai toliau mėgaujasi fantastiškais aprašymais apie tai, kaip sukilimo dalyviai buvo žiauriai nubausti. Volgos upė ant plaustų plaukiojo kartuvės su pakartų sukilėlių lavonais, o pats Pugačiovas buvo nužudytas Maskvoje pilnoje žmonių. Dėl visą piktą priminsiu, kad Razino sukilimo metu vyko 13-metis karas su abiejų tautų respublika, kurio metu buvo Kievas atimtas iš mūsų, o Pugačiovo sukilimas sutapo maždaug su padalinimais. Bet matyt, TSRS istorijos autoriam tai atrodo smulkmena.
Kas vyksta toliau vadovėlio puslapiuose, aš logiškai tiesą sakant negaliu ir paaiškinti, nes ką tik jau buvo didžiausias skyrius, kad tikrasis liaudės priešas yra dvarininkai ir caras, ir sekančiam skyriui caras vėl labai geras. Ogi 1700 metais kyla karas su Švedija. Nu, čia apie šiaurės karą, bet tik taip nekalba. Aišku, Lietuva čia jiem neegzistuoja, nors irgi dalyvavo. Nu, gerai, važiuojam toliau. Švedija buvo labai galinga valstybė, jos armija buvo laikoma viena geriausių pasaulyje. Rusų pulkai iš pradžių pralaimėjo. Čia apie Narvos mūšį truputį. Toliau, žiūrėkim. Reikėjo rasti išeitį iš šios keblios padėties. Protingas ir veiklus caras Petras I ėmė pertvarkyti rusų armiją. Veikiai rusų armija sustiprėjo ir jis sumušė švedų kariuomenę. Na ir tada truputį apie Poltavos mūšį. Ir pagaliau vėl sutiksime Lietuvą. Taigi po karo su švedais Petras I prijungė atkariautas iš Švedijos Latvijų ir Estų žemės. Pasirodo atkariautos, čia buvo Rusijos žemės, reikia suprast kažkada. Ir 18 amžiaus pabaigoje Rusijos sienos išsiplėtė ir į vakarus. Prie Rusijos buvo prijungta Baltarusija, tada dėmesio užgrobta Lietuva, o rytuose buvo jau prijungta ir dalis Kazachstano. Kas įdomu, užgrobta Lietuva, nors čia turėjo sąžinės neparašė, kad išlaisvinta. Na kaip ir viskas, Lietuva galutinai išnyksta iš Tarybų sąjungos ir, kaip sakau, Rusijos istorijos. Ir lietuviai toliau tiesiog inirtingai ignoruojami. Pavyzdžiui, rašoma, Rusijos valstybė buvo viena didžiausių valstybių žemėje. Ją sudarė apie 60 didelių ir mažų tautų. Jau daugelį metų vienoje valstybėje gyveno rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, latviai, armėnai ir kiti. Na, aišku, mums tos garbės kartu gyventi net nepaminėjama. O apie kažkokius 1830 ar 63 metų sukilimus, tai iš viso kalbos nėra. Kad tarpukariu buvo Lietuva nepriklausoma valstybė, nė žodelio. Kad kai Tarybų sąjunga kūrėsi galų gale 1922 metais, kad Lietuva, Latvija, Estija ten neįėjo, tik vėliau čia jau Stalinas užgrobė, kaip sakoma, dar vieną okupaciją. Ne, ką ten bereikalo aiškinti. Vieną kartą suvalgė ir viskas. Sunku patikėti, bet tai buvo tik pusė dar vadovėlio. Bet antroji nėra ką cituoti. Ten dabar, dar truputį apie Napoleoną, ten dar caras pusė velnio. O vėliau tai vien tik kova su carizmu, komunistų partijos susikūrimas, pirmoji revoliucija, antroji revoliucija, kova su baltaisiais, tada nuostabus ūkio statymas iki antro pasaulinio, tada, kaip jie rašo, didysis tėvynės karas, sumušami fašistai ir vėl ūkis statomas, nuostabus gyvenimas. Žiūriu, kad pirmojo vadovėlio skirtoje patiem mažiausiams žmogeliukam nagrinėjimas užėmė labai daug laiko. Pažadu pasitaisyti, tikrai padarysiu antrą dalį, kur palyginsiu alternatyviasias istorijas iš alternatyvios visatos, kur Lietuva jau ir pakankamai daug minima ir pamatysite kokiame kontekste. Taigi patiem kantriausiam ir ištikimiausiam klausytojam parinkau keletą tokių įdomesnių citatų iš paskutinio vadovėlio didelio skyriaus, kuris vadinasi Tarybiniai žmonės kūrė komunizmą. Na ir pažiūrėkime, kaipgi jiems sekasi. Opa, netikėtai atrandu 4 Lietuvos paminėjimą. Prieš tai buvo kažkaip praslydę. Pacituosiu. Dar prieš 20 metų elektra kaime buvo retenybė, o dabar pas mus kaimo vietovėse pastatyta daug rajoninių ir netgi kolūkinių elektrinių. Pavyzdžiui, 3 respublikų Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos pasienyje pastatyta elektrinė Tautų draugystė. Šių respublikų kolūkiečiai ją statė bendromis jėgomis. Opa atradimas. Kolūkiečiai pastatė didžiausią elektrinę pasirodo. Toliau labai vaizdingas palyginimas apie statybas.
Niekada mūsų šalyje nebuvo statoma tiek naujų patogių namų, kiek bus pastatyta per 7 metį. Per 7 metus, ne? Cituoju. Tarybiniai žmonės gaus 15 milijonų naujų būtų. 15 milijonų, tai taip daug, kad net sunku įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jeigu surinktume visus gyventojus tokių šalių kaip Švedija, Norvegija ir Suomija ir įkurdintume juos tose būtuose, be to viename bute apgyvendintume tik po vieną žmogų ir netgi kiekvienam vaikui duotume po atskirą būtą, tai ir tada dar liktų apie 1 milijonas laisvų būtų. Čia tai palyginimas. Ir kaipgi galėtų vadovėlio autoriai nepaminėti didžiausio ideologinio priešo bei be abejo Jungtinių Amerikos valstijų. Paklausom, kaip tuo metu anot jų sekasi amerikiečiam. Taip, Amerikoje ne tik milijonai darbininkų neturi galimybės dirbti ir užsidirbti savo pragyvenimui, daug gydytojų, pedagogų, inžinierių irgi yra bedarbiai. Skurdas, badas, štai ką reiškia Amerikos darbo žmonėm nedarbas. O kokia padėtis tų žmonių, kurie turi darbo? Jie visi gyvena nuolatinėje baimėje kiekvieną dieną ir jie gali pasidaryti bedarbiais. Ir tada daugtaškis. Ir vyšnė ant torto apie tai, kaip svarbu kuo anksčiau vaikus atskirti atimti iš tėvų. Tiesiog neįtikėtinai, ką čia rašom. Taip, daugelis jūsų gal jau girdėjo apie mokyklas internatus, o kai kurie gal jau ten ir mokosi. Mokyklose internatuose vaikai ne tik mokosi, bet ir gyvena. Jiems nebereikalingos jokios auklės. Kol kas mokyklų internatų tai yra 100, bet greitai jų bus jau 1000. Tai va tokios tokelės.